Labą dieną. Esu Kostas Ivanauskas, Vilniaus Šaulių kuopos vadas. Norėčiau pasidalinti su jumis prisiminimais apie sausio 13-osios įvykius, kurie vyko 1991 metų sausio 13. Patys koviniai veiksmai prasidėjo sausio 13 dieną. Kariniai veiksmai, agresija. Iki to laiko buvo dar ilgas laiko tarpas, kada vyko nesankcionuotas toks psichologinis karas, kada vyko psichologinės atakos prieš Lietuvą. O šitos atakos prasidėjo tada, kada Lietuva 1990 metais kovo 11 dieną paskelbė savo nepriklausomybę. Nuo tos dienos prasidėjo intensyvios atakos, dezinformacijos lavina, prasidėjo atakos televizijoje, radijoje, spaudoje prieš Lietuvą, nukreiptos sumenkinti Lietuvą kaip valstybę, sumenkinti jos vadovus, sumenkinti Lietuvos žmones. Per Maskvos ruporus televiziją, radiją, ypatingai sovietinę radiją, sovietinę televiziją, buvo skleidžiamas melas, kad Lietuva viena, niekam ji nereikalinga, niekam viena neišsilaikys, išmirs, žmonės išmirs badu, sustros transportas, nes nebus kuro, nebus televizijos, nebus maisto, nes žmonės yra vargšai ir negalės savęs išlaikyti. Buvo šmeižiami Lietuvos vadovai. Pirmasis Lietuvos nepriklausomybės atkurtosios Lietuvos vadovas Landsbergis buvo šmeižiamas, kad jisai turi turtus didžiulius pasakiškus, turi vilas pasistatęs, turi pinigų bankų sąskaitą Šveicarijoje, kuri yra nežmoniškai daug pinigų, kurio yra milijonai, ir jisai pabėgs pirmai progai pasitaikius. Buvo niekinama pati Lietuvos valstybė, kuri yra labai silpna, niekam nereikalinga, niekam neįdomi ir neišsilaikys pati. Buvo niekinami patys žmonės, kad jūs esat beverčiai, jūs niekam tikę, nes jūs nieko negalėsit padaryti. Tai žodžiu, ta propagandos lavina, psichologinės atakos, šiuo metu mes jau galėtume taip sakyti, kad yra psichologinė ataka prieš Lietuvą, prasidėjo žymiai anksčiau negu pati karinė agresija sausio 13-osios įvykiai. Žmonės turėjo tik tai laisvą žodį. Tuo metu Lietuva jau buvo laisva, paskelbta laisvė. Žmonės turėjo radijo imtuvus, turėjo radiją. Tai Lietuvos televizija tuo metu, jau 90 metais, transliavo laisvą žodį, kalbėjo laisvės idėjas, skleidė ir galėjom kalbėti apie laisvę jau laisvai. Nors tuo pačiu metu, jeigu Rusijos televizija buvo skleidę propagandą ir melą. Mergaitė sėdinti prie radijo imtuvo simbolizuoja tą laisvės troškimą, laisvo žodžio troškimą. O Rusijos agresorių tikslas ir buvo sunaikinti laisvą žodį, sunaikinti mūsų valstybės vadovus, suniekinti vadovus, paniekinti, pažeminti. Ir iš tikrųjų jau 91 metų sausio 4 dieną prasidėjo tokia agresija prieš Lietuvoje esančius pastatus. Buvo užiminėjami pastatai, buvo užimti spaudos rūmai. Prie spaudos rūmų budėjo didelė grupė žmonių. Pristabdykim įrašą truputėlį. Pristabdykim įrašą. Spauzę paspausk, Robertai. Paspaudai? Nu čia stop recording. Robertai, taip.